Sveiki, mėly žiūrovai! Šiandien yra Tarptautinė studentų diena. Plačiau apie šią dieną mums papasakos profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Aura Visažinė. O kol kas paklausinėkime Marijampolietę. Net nežinau, kad čia gali būti. Kada rytoj, man atrodo, kolegijoje. Nežinau. Tai koledže švenčiama, kur tam po koledže? Visur viską. Nežinau. Kur švenčiama? Tai... Šiaip tai studentai visur švenčia, eina į solariumą, į kirpyklą. Nebūdės jau. Švenčiama kiekvieną dieną, mūsų dienos kaip šventi. Studentų diena kasmet švenčiama lapkričio 17 dieną viešojo mokymo įstaigose. Tai šviesim, aišku, eisim į Lūną, aš pasipūšiu. Naujas jauna nusimesgiau. Sienį gražų turiu, tai eisim pašviesti. Nebuvai naktiniam klubėje? Nežinau. Aš tai šviešiu griausmingai, kaip čia su viskuo šviesiu, kaip turi būti, kaip švenčia koledžas. Barake. Aišku, barake. Mano kambariukį švenčia. Nu va, žiūrėk, matot? Taigi, studentų diena yra švenčiama barake. Nežinau. Studentų dieną, tai aš švęsiu į Lūną, eisiu į Lūną. Kiekviena mokymo įstaiga švenčia studentų dieną savaip, o Marijampoliės kolegijos studentai organizuoja renginius kolegijoje bei naktiniame klube Lūna. O tas obam, tas juodas. Ką jis tie juodas nieko gėriau nepadarys. Nu, mama, aš reikėtų atskirų kambarių. Porų. Kad žinot, nesigirdėtų nieko lovos didelės. Smagumas. Laukiu pokyčių. Pasakau, nežinau. Nemanau, neįtakos. Taip. Plekšt. O kas tau sakei? Loba, girdėjus tokį? Ne. Žinau, čia tas jaučia, tas, žinai, tas toks nelokas juodukas, nu bet... Nu žodžiu, tai čia tas greičiausiai juodukas. Jo. Taip, o... Manau... Nežinau, kad greičiausiai, nu kas gali būti nuo juodo valgymų, nu kas, nu... O jeigu pabransvasi, nu priaugins, o blėma, nespėjau. Tas jau gėlus. Ne. Bet, žinai, pavyzdžiui, oras jaučiu, nu, kaip manai, nu, aš tai nemanau, kad turėtų keisti. Medžiai, medžiai lapus, taip ir mes vadiname. Ne, nu logiška, nu. Nu, kas jums neaišku. Kaip galime suprasti, taigi oras tikrai nepasikeis. Jeigu švieti saulė, tai švies saulė, jeigu lyja, tai vis. Nu, aišku, mes liksim taip ir liksim Londone. Neturės visiškai jokios įtakos, nes Lietuva yra Lietuva, o Amerika Amerika. Taigi, dėkojame mūsų gerbiamai profesoriai už išsamią informaciją Aurai Visažinei ir studentam linkime geros šventės.